Baisiausias Didžiosios Britanijos nekrofilas siautėjo daugiau nei 30 metų. 30 mečius šis vyras vykdė kasdien labai žiaurius nusikaltimus. Jis net įvykdė kelias žmogžudystės, nesukeldamas nemenkiausio įtarimo. Ir jis būtų išsisukęs nuo bausmės, jei jis nebūtų taip atlaidžiai tvarkęs nusikaltimo vietų. Būtent tai jam vėliau ir pakišo koją. Taigi, šiandien mes aptarsime Bad Seed žmogžudystės. Ir prieš pradedant šį vaizdo įrašą noriu pateikti paprastą įspėjimą. Nenoriu parodyti jokios nepagarbos žmonėms, apie kuriuos šiandien kalbėsiu šiame video. Šis turinys yra skirtas tik edukaciniams tikslams, o visa informacija, kurią pateiksiu, yra rasta internete ir sudėta į vieną vaizdo įrašą. Šiame vaizdo įraše bus aptariamos gan sunkios temos, tad jei jums atrodo jos per sunkios, pats laikas yra išjungti šį vaizdo įrašą. Kalbėsime apie seksualinę prievartą, išžaginimą, seksualinę prievartą prieš vaikus, taipogi nekrofiliją. Taigi, pereikime prie šios šiurpios bylos. Šis nusikaltimas įvyko 1980-aisiais Tunbridge, Vilse, Kente. Tai miestas visai šalia Londono, pietų Anglijoje. Ir būtent čia vis pasikartodavo šiurpus nusikaltimai. Tunbridge, Vilse gyveno 25 metų Wendy Nell. 1987 metais Wendy jau buvo išsiskyrus su vyru, nes ji susituokė labai jauna. Bet jo santuoka labai greit subyrėjo ir jautėsi labai prislėgta. Natūralu, juk manai, kad praleisti su tuo žmogum visą gyvenimą, viskas paima staiga ir sugriūva. Ir tai dar tau prieš sukankant 25. Taigi, Wendy po skyrybų, kaip ir daugelis žmonių, nusprendė pakeisti savo gyvenimą ir jį išsinuomoja butą ir persikėlė gyventi į Bad Seed. Kas yra Bad Seed? Tai Bad Seed tai gyvenamoji vieta, kur žmogus tik turi savo privatų kambario, o visomis kitomis patalpomis, virtuvė, svetainė, tualetas, dušas yra naudojamasi visų. Tai yra bendrai. Tai teoriškai tu turi tik savo kambarį, o viskas kitas yra bendro. Tai realiai kaip bendrabutis. Tai dažnas būsto nuomos modelis, ypač tarp jaunų žmonių. Wendy persikėlė į savo naujus namus, jie nebuvo prabangus, tačiau jai suteikė nepriklausomybės jausmą. Pamažu ji pradėjo atkurti savo gyvenimą, ji pradėjo susitikinėti su nauju vaikinu. Ji vis dažniau leisdavo savo laisvą laiką su draugais, užsiimdavo tai, kas jai patikdavo ir ji buvo laiminga. Ji taip pat susirado darbą foto juostų ryškinimo studijoje. Jai tam patiko, jis buvo ganėtinai lengvas ir gerai apmokamas. Nors tai ir nebuvo jos svajonių karjera, tačiau jai buvo vos daugiau nei 20. Ji tiesiog po truputį kūrė savo gyvenimą. Vienintelis šio darbo trūkumas buvo toksai, jog jai tekdavo dirbti ganėtinai vėlyvus grafikus ir būtent uždarinėti parduotuvę. Dažnai būdavo vienintelė likusi darbuotoja studijoje. Kai jau būdavo tamsu, ji turėdavo užrakinti parduotuvę viena, kas jai netrodė labai saugu ir ji tikrai nesijautė saugiai ar užtikrintai. Todėl jos vaikinas dažnai ateidavo jos pasitikti po darbo, kad tiesiog ją palydėtų ir nuvestų namo. Tai aš pagalvojau, kad tai labai mielas gestas. Tačiau birželio 22-ąją Wendy vaikinas ją palydėjo namo paskutinį kartą. Ta naktį Wendy įėjo į savo namus ir niekada daugiau niekas jos nebematė. Kitą rytą jos bendradarbiai atėjo į darbą ir nesutiko jos pamainoje. Tai iš karto pasirodė jiems keista, nes Wendy buvo labai atsakinga ir komunikuojanti darbuotoja, būtent kas lietė jos darbo. Ji niekada nepraleisdavo darbo be priežasties, o jeigu kažkas ir atsitiktų, jinai visą laiką praneždavo savo darbdaviui, kad jos nebus ar jinai yra apsirgus. Be to, jos keli bendradarbiai buvo jos draugų rate ir jie bandė skambinti būtent jos tą belaidį telefoną, nes tais laikais niekas neturėjo mobiliųjų, vėl ir vėl, tačiau jie niekaip negalėjo prisiskambinti, nes niekas tiesiog neatsiliepinėjo. Tad nepasirodžius jai darbe ir neatsiliepus, jie pradėjo labai nerimauti. Jie žinojo, kad jinai turėjo naują vaikiną ir jie
su juo susisiekė ir paklausė, ar jisai gali jai dasiskambinti, ar apskritai jisai žino, kur jinai yra. Kai jos vaikinas atsiliepė, jis labai skambėjo sunerimęs, nes, kaip ir minėjau, Wendy, tai nebuvo būdingai Wendy tiesiog. Plus, kada jis ją vedė vakar iš darbo namo, viskas atrodė visiškai normalu. Jis iš karto puolė bėgti į Wendy namus. Jis beldė į duris, bet jį neatidarė, bandė šaukti jos vardą, jei būtų, tarkim, viduj užmigus ir negirdėtų tiesiog jo, tačiau jisai negavo jokio atsako. Su kiekviena minutė jis jautėsi vis labiau užsigandęs ir vis labiau beviltiškai. Jis suprato, kad jis turi patekti į butą bet kokią kainą. Kadangi Wendy gyveno pirmame aukšte, įsilaužti jos butą tikrai nebuvo sudėtinga, jis tiesiog apėjo jos namo kampą ir pamatė pusiau atvirą langą, kas turėjo iš karto sukelti nerimą, tačiau jis tuo momentu apie tai negalvojo. Vienintelė jo mintis tuo metu buvo, okei, tai mano kelias tiesiog į vidų. Tad jis įlipa pro tą langą ir įlipęs viduje jis randa pačią baisiausią sceną, kokią tik galėtų rasti tavo artimas žmogus, kaip kad Wendy atveju jos vaikinas, nes Wendy Nell gulėjo ant savo lovos, akivaizdžiai nužudyta, tapo žiauraus fizinio užpuolimo auka. Atrodė, kad vienintelis būdas, kaip galėjo patekti žudikas į Wendy butą, tai buvo tas pats langas, pro kurį įlipo ir jos vaikinas, nes duris iš vidaus buvo užrakintos. Ryškiausi Wendy sužalojimai būtent buvo galvos srityje, ji buvo mušama tiek plikomis rankomis, tiek buku ginklu į galvos sritį. Veidas buvo nusėtas kraujosrovomis, kraujas telkėsi įvairiose vietose ir ji buvo žiauriai sumušta. Iškart buvo iškviesta policija, kuri pradėjo tyrimą. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurį galėjo patikslinti tyrėjai, tai buvo, jog tikrai įsilaužta buvo jos butą per tą patį langą, nes iš vidaus buto durys buvo užrakintos. Tačiau neatrodė iš nusikaltimo vietos, kad žudiko tikslas buvo apiplėšti ar Wendy, ar jos butą. Nebuvo jokių įsilaužimo požymių, nebuvo ir kovos požymių. Niekas neatrodė išmėtyta ar pavogta. Atrodė, jog šis žmogus tiesiog įlipo jai miegant pro jos langą ir tiesiog ją nužudė. Kol tyrėjai apžiūrinėjo Wendy butą, policininkai taipogi apklausinėjo kaimynus, jos bendranuomininkus, visus aplinkinius. Niekas negirdėjo nei smūgių, nei riksmų, nei kaip kažkas bandė įlipti pro langą ir sėkmingai įlipo. Nieko apskritai. Niekas taip pat nieko nematė ir tai buvo ne tik įdomu, bet ir be galo apmaudu. Kaip kažkas galėjo įlipti pro langą, taip brutaliai sumušti žmogų ir niekas nieko negirdėjo. Dar labiau nervavo tas faktas, jog įvykio vietoje nebuvo beveik visiškai jokių fizinių įrodymų. Policija tiesiog turėjo nusikaltimo vietą ir beveik nieko daugiau. Vienintelis užuominos tai buvo 2 krauju paliktos žymos. Tai buvo vieninteliai rasti įkalčiai. Tačiau jie rado visą pilną piršto atspaudą ir dalinį bato atspaudą. Policija tikėjosi, kad tas bato atspaudas gali būti labai reikšmingas šioje byloje. Galbūt jie sugebės surasti batus, kuriuos avėjo žudikas. Ir taip jie atsekti, tačiau tuo metu tai buvo 2 vieninteliai įkalčiai. Neturint jokios duomenų bazės, kur juos palyginti, neteikė jokių aiškių užuominų. Policija visgi suprato, kai technologijos pažengs, šie 2 įkalčiai turėtų būti labai vertingi, tad žinoma jie buvo išsaugoti. Toliau Wendy kūnas buvo išsiųstas skrodimui, o tai, ką sužinojo tyrėjai, šią bylą padarė dar labiau širdį draskančią. Buvo nustatyta, jog Wendy buvo išprievartauta po žmogžudystės. Jo žudikas ją sumušė ne tik iki mirties, tačiau ir išprievartavo jos negyvą kūną. Prieš gilindamasi į nekrofilijos detalės, taip, tai tampa dar šiurpiau. Noriu paminėti, jog Wendy taip pat buvo smaugta, tačiau smaugimas neprisidėjo prie jos mirties. Tai buvo tiesiog dalis užpuolimo, galios demonstravimo, kurį šis vyras vykdė prieš ją. Bet tai, kas įvyko po jos mirties, buvo tiesiog siaubinga. Vien žodis nekrofilija jau kelia šiurpą, tačiau kai sužinai, ką jisai darė, jis ne tik vaginaliai išprievartavo jos kūną, bet ir oraliniu ir analiniu būdu. Policija paėmė spermos DNR mėginius ne tik iš jos burnos, bet ir iš makšties.
Jie žinojo, jog šie įkalčiai vieną dieną bus be galo reikalingi, naudingi ir galbūt net padės išsiaiškinti, kas šis vyras. Policija bandė tęsti tyrimą kitais būdais, jie bandė išsiaiškinti dėl piršto atspaudo, taipogi to bato, printo, tačiau tai niekur nevedė. Jie suprato, kad vienintelis būdas išspręsti šią bylą yra tiesiog DNR analizė. Tačiau viskas, ką jie galėjo padaryti, buvo tiesiog laukti ar ieškoti tiesiog kitų įkalčių. Tačiau tyrimas ėjo labai lėtai ir galų gale ši byla tapo šaltąja byla. Wendy Nell žmogžudystė liko neišspręsta ir pareigūnai ėmė bijoti, jog niekas taip ir nesužinos, kas atėmė jos gyvybę. Žinoma, byla liko oficialiai atvira, nes buvo tikimasi, kad vieną dieną ji bus išspręsta. Tačiau tuo tarpu Tunbridge Wells policija susidūrė su dar labai viena panašia ir trikdančia byla, taip pat įvykusia tame pačiame mieste. Maždaug po 6 mėnesių nuo Wendy nužudymo, Tunbridge Wells policija gavo skambutį iš restorano Buster Brown's. Skambino darbuotojai, kurie buvo sunerimę dėl savo bendradarbės, kuri netvyko tą dieną į darbą. 20-metė Carolyn Pierce dirbo padavėja Buster Brown's restorane. Tačiau tą rytą nepasirodė darbe, visi jos kolegos ir vadovas bandė su ją susisiekti, skambindami į jos namų telefoną, tačiau negavo jokio atsako. Užuot iškart pranešę apie jos dingimą, jie tiesiog paprašė, jog jie nuvyktų iki jos namų ir patikrintų, ar viskas su ją yra gerai. Policija taip ir padarė, jie nuvyko Carolyn butą. Kaip ir Wendy atveju, jos butas taipogi buvo pirmame aukšte Tunbridge Wells mieste. Pareigūnai pasibeldė į duris, tačiau niekas jų neatidarė. Galiausiai jie išlaužė duris ir įėjo į butą. Viduje viskas atrodė kaip įprastai, jos baldai, asmeniniai daiktai. Tačiau pačios Carolyn taip ir nebuvo. Nebuvo jos ir kasdienų reikmenų, kaip kad piniginė, tašė ir panašiai. Tuo metu dauguma žmonių, kaip žinome, neturėjo mobiliųjų telefonų, tačiau visi kiti jos pagrindiniai dalykai buvo dingę kartu su ją. Policijai apžiūrinėjant butą, kaimynai išgirdo kažkokį tai triukšmą ir pamatė, jog tai yra policijos pareigūnai. Jie atėjo ir pasakė labai neraminantį dalyką. Cituoju, o die, kaip gerai, kad jūs atėjot, nes vakar naktį mes girdėjom riksmus, šauksmus, taipogi viską tai girdėjo ir kiti kaimynai. Taip, galbūt ne visi, tačiau keli kaimynai patvirtino, kad praėjusią naktį jie girdėjo moters šaukimą ir kažkokį tai sąmyšį. Jie nežinojo, iš kur tiksliai sklido šis garsas, ar iš Carolyn buto miegamojo, ar tai yra lauke, šalia jos buto. Beveik visi kaimynai kažką girdėjo ir jie nieko nepranešė policijai. Čia dabar tiesiog norėčiau pabrėžti, kad jeigu kad nors girdite kažkokią panašią situaciją, ar verkimą, ar šaukimą, ar riksmus, tiesiog kur sukeltų nerimą, tiesiog paskambinkit policijai, nes niekada negali žinoti, ar šis skambutis gali išgelbėti kažkieno gyvybę. Dabar policija ėmė matyti aiškesnį vaizdą, panašu, jog Carolyn dingo vėlai vakare, kai grįžo namo po pamainos restorane. Atrodo, kad ji niekada net nepasiekė savo buto, nes jos tiesiog nebuvo viduje. O visi kiti daiktai, kuriuos, kaip ir minėjau, jinai būtų turėjusi su savim, taipogi buvo dingę kartu su ją. Policija žinojo, kad ji išvyko iš restorano su taksi, nes tai matė jos bendradarbė ir tai patvirtino. Taigi kažkas turėjo įvykti nuo automobilio iki jos namų. Tame tarpe, tame kelyje, tose keliose minutėse ar sekundėse. O jei kaimynai girdėjo visus riksmus, šauksmus, tai panašu, jog ji buvo užpultas šalia tiesiog savo buto durų. Kaip tik tada, kada ji buvo beveik saugi, šalia savo namų, tiesiog kažkas ją pagrobė ir išvežė. Tai buvo labai neraminanti situacija, nes jei Carolyn dar vis yra gyva, ji buvo tikrai labai dideliame pavojuje. Tačiau policija, kaip ir praeitą kartą, neturėjo visiškai jokių įrodymų, apart to tiesiog, kad kaimynai girdėjo kažkokius riksmus. Jie neturėjo absoliučiai nieko. Kadangi tai buvo 1980-ieji, tai mes puikiai žinome, kad tuo metu nebuvo jokių stebėjimo vaizdo kamerų, tai yra CCTV, kas dabar beveik visur yra. Galima sakyti, ant kiekvieno pastato, ant kiekvieno kampo. Be to mes turim nepamiršti, kad tais laikais žmonės naudodavo būtent grynuosius pinigus, ne taip, kad kaip mes dabar Apple Pay, Google Pay ir panašiai. Tad jei kas dingtų dabar,
Tai būtų ganėtinai lengva atsekti ir surasti, kur galbūt žmogus naudoja savo kortelę, ar naudojasi viešuoju transportu, ar šiaip kažką pirkosi. Carolyn atveju buvo viskas visiškai kitaip, nes kaip ir minėjau, tuo metu tokių dalykų net nebuvo. Buvo tik grynieji pinigai. Todėl atsekti kažką buvo kur kas sunkiau arba iš viso tiesiog neįmanoma. Policija tik galėjo maldauti visuomenės pagalbos, jo šeima taipogi darė viską, ką tik galėjo, kas buvo jų jėgomis. Jie rengė viešus kreipimusis, dalyvavo televizijos laidose, radio programuose, kalbėjo visur, kur galėjo, tikėdami, jog galbūt kažkas atsimins kažkokią svarbią informaciją ir kreipsis į policiją. Tačiau 1987-aisiais Carolyn kūnas buvo rastas negyvas. Ji buvo rasta nuoga, palikta atvirame lauke, beveik nuoga, nes ji buvo rasta su pėdkelnėmis, kurios buvo panašu, jog buvo uždėtos atgal po jos mirties. Jos skrodimas patvirtino baisiausią scenarijų, jos kūnas taip pat buvo išnaudotas seksualinė prasme. Laukas, kuriame ji buvo rasta, buvo kažkur už 40 mylių, tai yra 64 km nuo jos namų. Tai reiškia, jei ji buvo pagrobta šalia savo namų, žudikas turėjo keliauti ganėtinai nemažą atkarpą su jos kūnu, gyvu ar negyvu, būtent iki tos lokacijos. Neaišku, ar ji tuo metu dar vis buvo gyva ar ne, bet jei buvo, tai mes tiesiog galim įsivaizduoti, kaip jai turėjo būti baisu, nes ji tiesiog nežinojo nei kur jinai važiuoja, nei su kuo važiuoja, nei ko įtikėtis, tai man atrodo čia visų didžiausias košmaras. Prireikė nemažai laiko, kol Carolyn kūnas buvo rastas, žudikas akivaizdžiai tyčia pasirinko tą lauką, jis buvo stipriai apleistas ir taipogi apaugęs augmenyje. Todėl kūnas liko nepastebėtas. Jį rado tik kaimyninio ūkio ūkininkas, kuris tuo metu dirbo su traktoriumi. Kadangi traktoriai yra aukšti, tai dirbdamas su juo jis galėjo pastebėti ir pamatyti tai, ką pamatė ir iš karto suprato, kad tai buvo kažkieno kūnas. Policija buvo iškviesta, įvykio vieta buvo ištirta, o Carolyn kūnas buvo išvežtas skrodimui. Kaip ir minėjau, Carolyn kūnas taipogi buvo išprievartautas po jos mirties kaip ir Wendy Nell. Be to, Carolyn buvo nužudyta beveik tokiu pačiu būdu kaip ir Wendy, ji buvo žiauriai sumušta, buvo aptikti galvos srityje žymės nuo kažkokio tai stipraus bukaus daikto. Taipogi buvo smaugta kaip dalis išpuolio, tačiau tai nebuvo jos pagrindinė mirties priežastis. Vos tik buvo rastas Carolyn kūnas, jie iškart susiejo šią žmogžudystę su Wendy Nell. Tai buvo ne vienkartinis išpuolis, tai buvo serijinis žudikas, kuris akivaizdžiai nejautė jokio sąžinės graužimo dėl savo nusikaltimų. Policija galėjo oficialiai patvirtinti, jog šie du nusikaltimai yra susiję, nes jie galėjo tiesiog patikrinti DNR mėginėlius, kurie sutapo, tad tai buvo aišku, jog buvo atsakingas vienas ir tas pats žmogus. Jie dar vis nežinojo, kas jis toks, tačiau jie žinojo, jog jis buvo atsakingas už šiuos du nužudymus. Policininkai baiminosi, jog jie neužtikrins greitos pažangos tyrime, jog žudikas gali vėl smogti ir oficialiai tapti serijiniu žudiku. Jie žinojo, kad privalo veikti greitai, tad vienas iš šių įrankių buvo žiniasklaida. Policija tikėjosi, jog jei jie plačiai paskelbs medijai apie šias žmogžudystės, jog žudikas tiesiog išsigąs ir nebedrįs smogti dar kartą. Taigi naujienų laidos, radio stotis ir laikraščiai pradėjo kalbėti apie šį dvigubą žmogžudį, kuris buvo pramintas kaip kambarių nuomos žudikas, tai yra Bedsit Murder. Abi aukos turėjo vieną tą patį bendrą bruožą, jog jos buvo dvi jaunos merginos gyvenančios vienos savo bute. Galbūt tai buvo priežastis, kodėl jos buvo pasirinktos, galbūt jų žudikas jas stebėjo. Sužinodamas apie šias moteris, kur jos dirbo, kur gyveno, kokiomis valandomis jos yra pažeidžiamiausios. Be visos žiniasklaidos dėmesio, policija taipogi nusprendė sustiprinti savo policijos patruliavimo įgūdžius. Tai buvo panaši taktika, kaip įrodant visus nusikaltimus per televiziją ar radio stotis. Jei apie tai visur bus kalbama, tada šis vyras tiesiog bijos toliau veikti. Tačiau be visų šitų atgrasimo būdų policija vis tiek jautėsi beviltiškai, nes situacija buvo tokia pati kaip ir su Wendės.
Jie dabar turėjo 2 DNR pavyzdžius, jų rankose buvo žudiko DNR. Jie žinojo, jog tai buvo įrodymas, kuris padės jiems jį pasodinti už grotų, bet kas jis buvo. Jie neturėjo jokio būdo to sužinoti. Tačiau atrodė, kad visos šios atgrasimo priemonės suveikė, nes po šito daugiau jokių žmogžudysčių nebuvo. Nebebuvo jokių panašių nusikaltimų ir visi Tunbridge Willse pradėjo jaustis žymiai saugiau. Tačiau nors visi ir buvo laimingi ir jautė palengvėjimą, vis tiek buvo nerimas, nes jis taip ir nebuvo sučiuptas ir niekas taip ir nesužinojo, kas jis toks. Tai reiškia, kad jis dar vis kažkur laisvėje. Tikėtina, kad jis dar vis gyvena Tunbridge Willse tarp visų kitų ir žmonės neturėjo įtarimo, kas jis toks. Tačiau nors žmogžudystės ir nutruko, kaip galima būtų užtikrintiems, kad jos visiškai baigėsi, jai net nebuvo aišku, kas jis vykdė. Bėgo metai, tačiau ši byla dar vis nejudėjo į priekį, jokių naujų atradimų, jokių įtariamųjų. Abi žmogžudystės buvo tapomis šaltosiomis bylomis, tai yra cold cases. O policija nė žingsnio nepriartėjo prie tikrojo žudiko nustatymo, jau nekalbant apie jo sugavimą. Tik 2020-aisiais, praėjus daugiau nei 30 metų po žmogžudysčių, visa policijos karta buvo pasikeitus, Tunbridge Willse dirbo visi nauji pareigūnai ir jie nusprendė peržiūrėti senas neišspręstas bylas, tarsi atgaivinti jas iš naujo. Tai buvo lyg speciali šaltųjų bylų peržiūros komanda. Natūralu, jog jie atrado šią dvigubą žmogžudystę ir suprato, jog prieš 30 mečius buvo surinkti 2 labai tvirti ir naudingi įkalčiai iš įvykio vietos, bet tuo metu jie tiesiog negalėjo būti ištirti tinkamai. Bet kokiu atveju 2020 metais jie turėjo šiuos DNR tyrimus, atliko paiešką sistemoje, tačiau negavo jokio atsako. Dabar pareigūnai jautėsi labai prislėgti, nes teoriškai, jeigu tu turi spermos DNR, šiais laikais tai būtų neįkainojamas įkaltis ir tokia byla turėtų būti itin lengvai išsprendžiama. Tai yra neįginčiamas įrodymas, kuris turėtų padėti sugauti lengvai žudiką. Tačiau jie atsirado aklavietėje, kurios jie negalėjo tiesiog peržengti. Jiems reikėjo rasti būdą, kaip apeiti šią problemą, galbūt panaudoti kokius kitus būdus, kad surasti šio vyro DNR. Būtent tada policijai kilo idėja patikrinti šio vyro genealogiją. Nors kiekvieno žmogaus DNR yra visiškai unikali, ji vis tiek turi labai panašius sekos fragmentus į tavo tėvus ar giminaičius, mama, pusbrolis ar pronukiai. Taigi jie negali rasti pačio žudiko DNR, galbūt pavyktų rasti kažką iš jo giminės. O tada apklausdami tuos žmonės ir atlikdami genealoginius tyrimus, jie galbūt galėtų rasti tikrai nusikaltėlį. Nuo 2020 metų pradžios iki galo jie testavo 10 000 žmonių, kurie galėjo būti susiję su žudiku, bet vėliau jie susiaurino visą šitą ratą iki 1000. Tada iš šio 1000 žmonių jie dar kartą surinko visus DNR, ištyrę, jie sudarė sąrašą su mažiau nei 100 žmonių. Visi šie asmenys buvo pakviesti į apklausą. Tarp jų buvo vienas vyras, kurio DNR buvo labai panašus į žudiko DNR. Tai nebuvo tikrasis žudikas, nes tyrėjai iš karto pastebėjo tam tikrus skirtumus. Tačiau buvo akivaizdu, jog šis vyras buvo artimas žudiko giminaitis. Policija ėmė jo klausinėti apie jo vyriškos giminės asmenis, vyresnius ar panašaus amžiaus vyrus. Kadangi žmogžudystės buvo įvykdytos 1980 metais, o dabar buvo 2022, jie spėjo, jog nusikaltėliui žmogžudysčių metu buvo apie 20 metų. Tai reiškia, jog vyras, kurio jie ieškojo, buvo bent 60 metų. Taigi jie klausinėjo to vyro apie jo giminaičius, kuriems buvo daugiau nei 60, ir jie sužinojo, jog šis vyras turi brolį, kuris gyvena Tunbridge Willse. Vyras, kuris atėjo į policijos nuovadą ir galvojo tiesiog, kad padeda pareigūnams, sužinojo kraupę tiesą, jog jo brolis yra ieškomas daugiau nei 30 metų dėl dvigubos žmogžudystės. Ir kasgi buvo šis brolis, tai buvo 65 metų Davidas Fulleris. Kadangi 2020 metais jam buvo 65, tai policijos spėjimai pasitvirtino. Žmogžudysčių metu jam buvo kažkur tarp 22-23 metų.
Atrodė, kad nuo 1980 metų, kai įsivykdė šias 2 žmogžudystės, Davidas Fulleris gyveno visiškai paprastą gyvenimą. Jis turėjo žmoną, tiksliau 3 žmonas, skirtingais savo gyvenimo etapais. 2020-aisiais jis buvo su 3 žmona, kaip paaiškėjo paskutinėje. Jis taip pat turėjo 3 vaikus nuo visų skirtingų moterų ir jauniausias tuo metu buvo vos paauglys. Bet štai kas buvo keiščiausia, tai jog Davidas Fulleris atrodė visiškai paprastas žmogus. Jis turėjo draugų ratą, darbą, žmoną, vaikus, namą. Viskas atrodė paprasta, įprasta, niekuom neišsiskirianti kasdienybė. Jis dirbo elektriku ir inžinierium visą savo gyvenimą, buvo dirbęs ir karinėme jūrų laivyno objekte, o įgūdžius gautus šioje darbovietėje pritaikė kitose savo darbuose. Elektrikų ir inžinierių visada reikia, tad per metus jis dirbo įvairiose vietose, kaip kad ligoninėse, karinėse bazėse ir įvairiose įmonėse. Fulleris buvo ne tik normalus, jis buvo gerbiamas visuomenės narys, kurį visi mėgo. Jis buvo draugiškas, padedantis ir bendraujantis. Tad jis buvo žmogus, kurį daugelis gerbė ir mėgo. Ir čia buvo didžioji staigmena, kai jie tikrino DNR tyrimus bazėje, jie nepamatė ten nieko. Tai buvo todėl, kad jis niekada anksčiau nebuvo sugautas dėl kažkokių smurtinių nusikaltimų, tačiau jis yra turėjęs kelis nesmurtinius nusikaltimus, bet dėl tos priežasties jo DNR ir nebuvo įtraukta į duomenų bazę. Kai pareigūnai peržiūrėjo jo kriminalinę istoriją, jie pamatė, jog jis buvo teistas dėl 3 įsilaužimų į namus. Bet pažiūrėkime dabar dar giliau ir grįžkime į jo vaikystę. Jau tada jis buvo pagarsėjęs kaip padegėjas, jis dažnai tyčia sukeldavo gaisrus, bandydavo padegti žmonių namus ir jų daiktus. Kadangi tuo metu jis buvo vaikas, šie visi įvykiai nebuvo įtraukti į oficialią kriminalinę bylą. Atrodo, kad paauglystėje jo nusikalstama veikla perėjo į kitą lygį. Jis ėmė laužtis į žmonių namus. Jo įprastas veikimo būdas tai būdavo įsibrauti per langą tuo metu, kada žmonės miegodavo, jų nepažadinti. Toks įsilaužimas į namus turbūt vienas baisiausių dalykų, apie kuriuos galim pagalvoti. Tu ramiai tiesiog miegi savo lovoje. Ir tu net nežinai, kad kažkas yra užėjęs į tavo kambarį ir apskritai į tavo namus. Ir tu miegi savo saugioje vietoje. Tai tikrai labai labai kelia siaubą pagalvojus. Bet būtent taip Davidas Fulleris ir veikdavo. Jo tikslas būdavo įsibrovus, rasti vertingus dalykus, kaip kad elektronika, pinigai, aksesuarai, kurie būtų padėti kažkokioje matomoje vietoje. Bet jo tikslas buvo ne tik pavogti kažkokius daiktus, taipogi jisai rasdavo ir raktelius, juos radęs jis įsėsdavo į svetimą mašiną ir tiesiog su ją išvažiuodavo. Jis buvo sugautas už tokias vagystes 3 kartus, bet niekas negali žinoti, kiek iš tiesų kartų tai buvo. Jis pripažino savo kaltę dėl 3 įsilaužimų, tačiau jis nebuvo nuteistas kalėti nei dienos. Gal jis ir turėjo kažkokį tai bausmės atlikimą, kaip kad probacija ar panašiai, bet kalėjime jis nebuvo buvęs. Po šių 3 įsilaužimų atrodė, lyg Davidas nusprendė tiesiog palikti savo kriminalinį gyvenimą ir tiesiog pradėti gyventi naują gyvenimą. Tai susirado žmoną ir susilaukė vaikų. Atrodė, jog jis tiesiog tapo normaliu žmogumi. Per savo gyvenimą jis turėjo daugybės darbų. Būdamas elektriku ir inžinierium, jis galėjo dirbti beveik bet kur. Tačiau jo paskutinis darbas tai buvo ilgiausiai, kuriame jis pradirbo. Jis dirbo ligoninėje ūkvedžiu, elektriku ir remontuotoju nuo 2008 iki 2020 metų. Tai išeina, jog jis ten atidirbo 12 metų. Ligoninėje jis buvo mėgstamas visų kolegų, visi atsiliepė apie jį kaip apie gerą, draugišką, malonų, paslaugų žmogų, kuris pastoviai kalbėdavo apie savo žmoną ir 3 vaikus. Jis atrodė kaip atsidavęs šeimos žmogus. Tiesiog įsivaizduokit, kaip turėjo jaustis jo sūnus, kai vieną dieną pabeldė į duris policija, atidaręs, jisai supranta, jog žmogus, kuris augino jį visą gyvenimą, tai yra jo tėvas, yra žmogžudys. Kad jis nėra tas žmogus, kokių jį visi laikė, kad jis yra visiškai kažkas kito, nežmoniško, iškrypėliško ir siaubingo. Ir būtent tai įvyko 2020 metais, gruodžio 3 dieną, pandemijos laiku.
Policija atvyko prie Davido Fullerio namų, kuriame jis gyveno su savo žmona ir sūnumi, ir tiesiog jį suėmė, įtariant 2 merginų nužudimu. Policija pasirodė prie jo namų ankstyvomis ryto valandomis. Davidas Fulleris tyliai išlipo iš lovos, paliko savo žmoną miegoti savo sūnų kambaryje ir nuėjo prie durų. Jis nesipriešino, nieko taip ir nepažadino, tiesiog nuėjo vedamas policijos. Jo šeima sužinojo apie viską tik tada, kada jie atsikėlė ir pamatė, kad jo nėra name. Policija buvo paimtas naujas jo DNR mėginys, jog jie galėtų jį ištirti, patvirtinti jo sutapimą su nusikaltimo vietoje rasta genetinė medžiaga. Rezultatas buvo neginčiamas, nes tai buvo 100% atitikmuo. Davidas Fulleris buvo oficialiai apkaltintas 2 žmogžudystėmis. Po šio sulaikymo pareigūnai nuvyko į jo namus, jog jie galėtų surasti įrodymus, kurie galėtų būti naudojami teisme. Kol jie apieškojo jo namus, Fulleris tuo metu buvo apklausiamas policijos nuovadoje, jo taktika buvo paprasta, tai no comment, nieko nežinau, nieko nekomentuosiu. Jis tvirtino, jog nežino nei vienos iš šių aukų, taipogi tvirtino, jog net nežino, kad yra toks miestelis kaip kad Tunbridge Wells. Tai buvo akivaizdus melas, juk jis ten gyveno. Policija iš karto suprato, jog jis meluoja. Jis gyveno visiškai šalia Tunbridge Wellso, taip kad tvirtinti, jog jis nežino šito miestelio, buvo tiesiog absurdiška. Policija nei akimirksniu nepatikėjo jo bandymu atsiriboti nuo visko, tačiau tuo metu, kai Fulleris bandė išsisukinėti apklausos metu, policija jau buvo jo namuose ir rado žymiai daugiau įkalčių negu tikėjosi. Pasirodo, Davidas Fulleris buvo apsėstas dokumentų kaupimu. Jis rašė dienoraščius kiekvieną savo gyvenimo dieną. Šiuose dienoraščiuose jis fiksavo viską – kasdienius įvykius, darbo užsakymus, kvitus, atliktus elektros darbus. Ir šių dienoraščių buvo šimtai. Jis juos kaupė 10 metus. Ir štai čia kyla klausimas, jei tu esi patyręs nusikaltėlis, įvykdęs 2 žmogžudystę ir dar daug kitų nusikaltimų, pagalvotum, kad tikriausiai nedokumentuotum savo kiekvienos dienos ir nepaliktum mėtytis to savo tiesiog namuose. Na, bent jau aš to nebūčiau darius. Taigi šiuose dienoraščiuose, užrašuose, žurnaluose policija rado tiek daug įrodymų, dauguma jų buvo visiškai siaubingi, bet pirmiausia pakalbėsime apie mažesnius įrodymus, kurie padėjo sujungti visus taškus. Pavyzdžiui, daugelį jo elektros atliktų darbų sąskaitos faktūrų buvo Tunbridge Wellso adresai. Tai tik įrodė, jog jis puikiai pažinojo šią vietovę ir lankėsi tenai dažnai. Taipogi tarp šių kvitų jie rado nemažai kvitų iš Buster Brown's restorano, kuriame dirbo Carolina Pierce, tuo metu, kada ji buvo pagrobta ir nužudyta. Taigi ar įmanoma, kad tą vakarą Davidas Fulleris buvo tame restorane, pamatė ją išeinant ir pradėjo ją sekti iki namų ir pasinaudojo progą. Na, bet mes nežinome, kiek iš tikrųjų visą tai tęsiasi, kiek laiko jis sekė Carolyn, ar jis sekė Wendy. Tai tiesiog, bet pagalvojus yra labai labai šiurpu ir kraupu. Policija jo namuose rado fotoalbumo, daug daugiau nuotraukų buvo rasta kietuosiuose diskuose, atminties kortelėse, SD kortelėse, bet apie tai pakalbėsime vėliau. O būtent ši nuotraukų serija, kuri buvo laikoma tame fotoalbume, buvo įrodyta, jog buvo išryškinta būtent tame pačiame, kuriame dirbo Wendy. Taigi dar viena sąsaja su Wendy, galimai netgi jisai buvo aptarnautas jos, pamatęs ją, jisai ją pasirinko kaip savo auką. Dar daugiau buvo įrodymų rasta būtent vienoje iš šių nuotraukų, kur Davidas su savo draugu sėdėjo ant žemės ir būtent toje nuotraukoje puikiai matėsi jo bato padas, kuriame buvo matyti būtent tą batų porą, kurios ieškojo policija, kai buvo tyriama būtent Wendy byla. Prisimenat, kai ant jos palaidinės apykaklės buvo rasta bato žymė, tai būtent buvo ta pati žymė nuo tų pačių batų, kuri dabar tik patvirtino tai, jog Davidas turėjo būtent šią porą batų 1980-aisiais, nes ši nuotrauka buvo sena. Šiame albume taipogi buvo dar viena nuotrauka, kuriame buvo matyti jisai su dviračiu. Jis buvo kažkur Kento dviračio take. Paaiškėjo, kad šis dviračių takas būtent ėjo per tą pačią vietą, kur buvo rastas Carolyn Pierce kūnas.
Taigi manoma, jei jis dažnai važinėjo būtent tuo dviračių taku, jisai tikrai turėjo žinoti tą apaugusią laukinę teritoriją, todėl jisai tenai ir nusprendė palikti jos kūną. Jie surado tikrai nemažai įkalčių, kurie tik įrodė, kad jis yra atsakingas už tas 2 žmogžudystės. Bet ko jie visiškai nesitikėjo rasti, tai daugybė kitų įrodymų apie jo kitus nusikaltimus, kurie buvo pagrinde atlikti jo darbe, apie kuriuos niekas net nenutuokė. Prisimenat, kai sakiau, kad 2020 metais Davidas dirbo būtent ligoninėje? Kadangi jis buvo techninės priežiūros elektrikas, jam reikėjo turėti prieigą prie visų ligoninės patalpų. Remontuot prireikdavo bet kurioje pastato vietoje, bet kuriame aukšte, bet kuriame kabinete. Todėl jam buvo suteikta kortelė, kuri tiesiog turėdavo prieigą prie visų kitų patalpų ir jisai tą kortelę pasinaudojo pačiu įmanomu blogiausiu būdu. Davidas slapta patekdavo į morgą, vietą, kurioje buvo gabenami pacientai mirę palatose. Jie būdavo ten laikomi iki autopsijos arba iki tol, kol jų nepasimdavo artimieji. Davidas slaptai įsibraudavo į ligoninės morgą, kai visi darbuotojai baigdavo savo pamainą. Jis įeidavo ten ir lytiškai santykiaudavo su lavonais. Beveik kiekvieną dieną. Morgo darbuotojai turėjo savo kažkokias nustatytas darbo valandas, tarkim, ten nuo 9 ryto iki 5 vakaro, pasibaigus jų pamainom, jie tiesiog išeidavo namo. Tai reiškia tik vieną, jog nuo 15 valandos iki ryto morgas praktiškai būdavo tuščias. Tuo tarpu Davido Fullerio darbo grafikas buvo rotacinis, tai reiškia tai, jog jo darbo paslaugų prireikdavo bet kuriuo metu. Kartais jis būdavo darbe, kai jau morgo darbuotojai baigdavo darbą, nes jis tiesiog žinodavo, kad niekas ten vėliau nebeužeis. Tam tiesiog nebuvo jokios priežasties ir nemanau, kad kažkas tiesiog taip norėtų tenai eiti. Todėl jis žinojo, kad po darbo valandų jis galėdavo ten patekti ganėtinai saugiai ir būti nesutrikdytas. Bet vis dėlto, jei kartais kažkas užeitų, jisai turėjo sugalvojęs planą, dėl kokios jis priežasties čia buvo. Jis kiekvieną kartą einant į morgą pasimdavo savo įrankių dėžutę, jog jei kažkas ateitų, jisai tiesiog galėtų sakyti, o taip, aš čia tvarkau tą ir tą. Tačiau to niekada ir neprireikė, nes jo niekas tiesiog nepagavo, niekas nepamatė ir niekas nebuvo užklupęs. Ir kai supranti, kiek metų visą tai tęsiasi ir jis nei karto nebuvo pagautas, tikrai pasidaro be galo šiurpu ir kraupu, bet aš dabar užbėgsiu įvykiams už akių. Taigi apskritai, kaip viskas paaiškėjo, kad jis tuom užsiėmė, kai policija sužinojo, jog jis užsiėmė nekrofiliją. Ogi todėl, kad Davidas Fulleris filmuodavo būtent visą eigą, tai yra kaip vlogus kažkokius savo, išnaudodamas šiuos kūnus, vykdydamas nekrofiliją, prievartaudamas mirusiuosius savo darbo vietoje. Tada visus šios vaizdo įrašus, nuotraukas jis perkeldavo į kietuosius diskus, SD korteles, atminties korteles. Jis neturėjo 3 mobiliuosius telefonus, kurie visi buvo su skirtingom kortelėm, atminties kortelėm ir jos visos buvo perpildytos šiuo iškrypėlišku nenormaliu turiniu. Paaiškėjo, kad Davido Fullerio prieigos kortelė buvo panaudota, kad patekti į morgą tiesioginė žodžio prasme 1000 kartų. Tai turėjo būti bent kelis kartus kiekvienos jo pamainos metu. Negaliu pasakyti, koks būtų vidurkis, tačiau galiu pasakyti, jog tai buvo per daug. Taigi oficialūs skaičiai, kuriuos mes turime, bet nepamirškite tai, kad vis tiek tai yra apytiksliniai skaičiai, nes jis niekada neprisipažino dėl visko. Ir tiesą sakant, manau, kad jis net negalėtų prisipažinti, nes tai tiesiog būtų turbūt fiziškai neįmanoma atsiminti tiek aukų, kiek pas jį buvo. Taigi skaičiai, prie kurių priėjo policija, yra tokie, kad Davidas Fulleris buvo atsakingas už nekrofilijos aktus prieš mažiausiai 100 pacientų tame ligoninės morge. Tačiau manoma, kad tikslus skaičius yra kur kas didesnis nei 100. Tai tik patvirtina atvejai, kuriuos pavyko nustatyti naudojant DNR tyrimus. Galbūt ne vien DNR, nes kiek žinau, buvo nustatytos aukos ir nuo savo apyrankių, kurios būna ant riešų, nes filmuojant kai kuriuose vaizdo įrašuose tiesiog buvo matomos puikiai tiesiog vardai ir pavardės tų žmonių, tų aukų. Tačiau manoma, kad tikrasis skaičius yra kur kas didesnis nei 100. Tai tik patvirtina atvejai, kuriuos pavyko nustatyti naudojant DNR ir panašius įrodymus.
Tačiau manoma, jog aukų buvo žymiai daugiau nei keli šimtai, kaip ir minėjau video pradžioje, tai yra žiauriausias užfiksuotas Jungtinių karalysčių nekrofilijų aktas. Dar niekada niekam neteko nei girdėti, nei matyti kažko tokio siaubingo, nes tai tiesiog neturėtų būti prieinama niekam. Absoliučiai. Šis vyras tiesiog turėjo labai specifinę situaciją, jisai dirbo ligoninės remontininkų, elektrikų ir jisai tiesiog turėjo prieigą prie visų patalpų, taipogi skaitant ir morgą. Labiausiai erzina tai, jog visame ligoninės morgo skyriuje nebuvo nei vienos kameros, tačiau kaip aiškino ligoninės darbuotojai, tų kamerų nebuvo tiesiog iš pagarbos mirusių kūnams, nes vis tiek jie ten buvo vežami nuogi. Tai labai pažeidžiama būsena, net jei tie žmonės jau buvo ir negyvi, vis tiek jie gyvena šiame kūne daugybę metų ir aš puikiai suprantu jų logiką, mąstymą. Todėl ir nebuvo įrengta jokių kamerų, bet aš tikrai tikiu, jog jie gailisi dėl šito ir tikrai norėtų būti įrengę jas tenai. Dėl to, kad ten nėra kamerų, mes neturime išsamių išrašų, ką jisai tenai darydavo. Nors niekas vis tiek nenorėtų to matyti, ką jisai ten darydavo. Bet šitas kvailys, bet kuriuo atveju viską pats filmavo, todėl manau, kad mums tiesiog net nereikia daugiau kažkokių vaizdo išrašų. Koridoriuje vedančiame link morgo buvo kamera, kurioje buvo matyti vėliau, kada peržiūrėjo, jog jis eidavo į morgą daugybę kartų kiekvieną dieną savo pamainos metu, kas jau iš esmės buvo labai svarbi įrodymų dalis. Ir kaip minėjau, jis iš esmės pats pateikė visus įrodymus policijai, nes jis tiesiog viską filmavo. O kietieji diskai buvo giliai paslėpti jo namuose. Jis norėjo paslėpti juos ne tik nuo policijos, bet taipogi nuo savo žmonos ir sūnaus. Jis nenorėjo, kad juos kas nors surastų. Tie kietieji diskai buvo priklijuoti po stalais, taipogi stalčiuose jisai buvo išskaptavęs slaptavietes, pasidaręs savadarbę kišenę po lovą. Jie buvo visur, paslėpti ir išmėtyti po namus. Bet niekas jų nerastų, nes jisai puikiai suprato, kad tai, ką jisai daro, yra visiškai nenormalu ir jam tikrai reikia pagalbos. Nors net nemanau, kad čia jau padėtų kažkas. Kartu ir su šiais kietaisiais diskais ir visom SD kortelėm buvo ir daugybė dienoraščių, apie kuriuos aš jums pasakojau ir kalbėjau. Tačiau buvo vienas ypatingas žurnalas, kuris atrodė kaip jo nekrofilijos dienoraštis. Jis užrašydavo beveik kiekvieną kartą, kai vykdydavo kokį nors žiaurų nusikaltimą, ar tai būtų nekrofilija ar žmogžudystė. Jis užrašydavo aukos amžių, vardą ir dar kažkokius komentarus, pastabas, jeigu turėdavo ką pakomentuoti apie šį žmogų ar jo asmenybę. Iš žurnalų užrašų galima buvo spręsti, jog jisai turėjo savo mėgstamas aukas, prie kurių jisai grįždavo daugybę kartų dienoje iki tol, kol jos gulėdavo tenai morge. O po kurio laiko šie vardai visai išnykdavo iš šio užrašų. Taip manoma, jog šie kūnai tiesiog būdavo pagaliau atiduodami laidotuvėms. Ir kai galvoji, kad negali būti blogiau, tai tikrai gali, nes visose šitose kietuosiuose diskuose, ST kortelėse, atminties kortelėse buvo ne tik nekrofilijos turinio, kurį jis pats filmuodavo, bet taipogi ir vaikų pornografijos. Ir atrodė, jog dauguma failų buvo parsiųsti iš interneto. Nemanau, kad jisai pats filmuodavo vaikų pornografiją, išskyrus tai, kai tai būdavo su aukomis iš ligoninės. Bet tai buvo terabaitai ir terabaitai vaizdo įrašų ir nuotraukų. Tiesiog susikaupė tiek, kad bendrai apėmus failų buvo netgi 5 milijonai. Vaizdo įrašai, nuotraukas, ką jisai pats filmavo, ką jis parsisiuntęs iš interneto. Ir atvirai kalbant, dar viena širdį veriančia šios bylos dalis yra būtent policijos darbas. Tikrai užjaučiu policijos pareigūnus, kurie turėjo peržiūrėti net 5 milijonus failų su vaikų pornografija ir nekrofilija. Tai yra vienas turbūt baisiausių darbų, kokį galima būtų dirbti, tačiau tai yra darbas, kurį yra būtina atlikti.
ir aš net negaliu įsivaizduoti, kiek nuolatinės terapijos ir psichologų, psichoterapeutų pagalbos jiems reikia po visų tokių tyrimų. Bet kai tyrimas pagaliau baigėsi, Davidas Fulleris buvo apkaltintas dėl tų 2 žmogžudysčių ir taipogi dar už 51 seksualinį nusikaltimą. Ir čia norėčiau tiesiog įsiterpti ir stabtelti ir pakomentuoti, kad man pasirodė ganėtinai keista, kad jisai atlikęs tiek daug žiaurių dalykų nužudė tik tai 2 žmonės. Nes tai yra žmogus, kuris yra akivaizdžiai iškrypęs ir jisai tikrai nejaučia nei kažkokios atgailos ar empatijos niekam. Jam visiškai nerūpi, ką jis daro kitiems žmonėms. Teisme Davidas Fulleris prisipažino kaltas dėl savo visų seksualinių išpuolių, tačiau kas lietė tų 2 žmogžudysčių, jisai bandė jas neigti. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms jisai persigalvojo ir priėmė kaltę, nes tiesiog suprato, jog policija turi per daug įrodymų, fizinių įrodymų ir bet kuriuo atveju jisai bus pagautas. Už 2 žmogžudystės Davidui Fulleriui buvo priskirta kalėti iki gyvos galvos, ką reiškia, kad jis tiesiog niekada daugiau nebeišeis į laisvę ir jisai mirs už grotų. Ir ačiū Dievui. Taigi, manau, ties čia šiandien šį video ir baigsiu. Labai ačiū, kas jį žiūrėjote ir aš labai lauksiu jūsų sugrįžtant kitose video. Taipogi norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt kažką, ką jūs galvojate apie šią bylą. Ir jo, man kiekvienas jūsų komentaras reiškia labai daug, bet koks atgalinis ryšys iš jūsų pusės. Taigi, lauksiu kitame video. Ate!